Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Žemės savininkams primenama, žemės mokestį privalu sumokėti iki lapkričio 2-osios. Užfiksuotas retos ligos leptospirozės atvejis. Nevėžyje pastebimai erdviau. Sunkiaatlečiai kviečia į čempionatą. Iki lapkričio 2 dienos žemės savininkai turi sumokėti žemės mokestį. Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistų teigimu, elektroninio deklaravimo sistemoje jau pateikto žemės mokesčio deklaracijos, o tiems, kurie nesudarė sutarties su mokesčių inspekcija dėl dokumentų teikimo elektroniniu būdu, popierinės žemės mokesčio deklaracijos išsiųstos klasikiniu paštu. Noriu pastebėti, kad mokesčių inspekcijos patalpose, kaip tai buvo eilę metų, žemės mokestį sumokėti nebėra galimybės. Žemės mokestis į biudžeto surenkamąją sąskaitą yra sumokamas internetu per elektroninę bankininkystę, taip pat gyventojas gali sumokėti bet kurio banko skyriuje Lietuvos pašto skyriuose. Šiemet pirmą kartą žemės mokesčio deklaracijos suformuotos ir išsiųstos klasikiniu paštu su specialiu brūkšniniu kodu, taip vadinamu bar kodu. O tai reiškia, kad artimiausiu metu žemės mokestį gyventojai galės sumokėti ir UAB Perlas paslaugos terminaluose. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad žemės mokestis, žemės mokesčio delspinigiai yra mokami vienu įmokos kodu 3011. Pasak apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjos, žemės mokesčio deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas, pateikti jo kontaktai. Todėl gyventojai, norėdami konsultuotis, klausti, jei yra neaiškumų deklaracijoje, kviečiami naudotis jo paslaugomis. Panevėžio apskrities žemė priklauso 87 726 žemės savininkams fiziniams asmenims. Ir šiais metais planuojama iš žemės savininkų surinkti per 6 300 000 žemės mokesčio. Kadangi 14 418 žemės savininkams yra paskaičiuota žemės mokestis iki 5 litų, tai jiems deklaracijos, kad ir suformuotos, tačiau mokėtina suma nurodyta 0. Reiškia, iki 5 litų žemės mokesčio mokėti nereikia. Turintieji laikinų finansinių sunkumų taip pat raginami kreiptis į teritorinę mokesčių inspekciją dėl galimybės mokestį per atitinkamą laikotarpį sumokėti dalimis. Panevėžio visuomenės sveikatos centras iš Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų skyriaus gavo skubų pranešimą apie susirgimą leptospirozę, kuria užsikrėtė Panevėžio miesto gyventoja. Kaip žinia, leptospirozė yra ūmi infekcinė liga, kurią sukelia mikroorganizmai, vadinami leptospiromis. Žmonės dažniausiai gali užsikrėsti valgydami leptospira genties bakterijomis užterštą maistą, taip pat gerdami nevirintą vandenį ar gerdami pieną, taip pat per pažeistą odą. Taip pat žmonės dažniausiai užsikrečia besimaudydami atvirose vandens telkiniuose, kuriuose maudosi ir šunys. Specialistų teigimu, leptospirozę galima užsikrėsti ne tik prižiūrint naminius gyvulius ar apdorojant jų skerdieną, o netgi labai paprastai – šienaujant drėgnose pievose, medžiojant, žvejojant. Infekuotos žiurkės dažnai užkrečia stovinčio vandens telkinius. Susirgus būtina skubi medicininė pagalba, tačiau geriausia apsauga – elementariausias rūpestingumas. Ypatingai dabar rudeniui pasiruošiant reikia išnaikinti graužikus gyvenamosiose pastatuose, taip pat apsaugoti vaisius ir daržoves nuo graužikų. Be abejo, būtina plauti vaisius ir daržoves prieš juos vartojant ir taip išvengsime šios pavojingos ligos. Leptospirozė pastebima prasideda staiga, pakyla temperatūra, skauda galva, strėnas, ypač blauzdų raumenis. Liga reta. Tačiau ir pernai Panevėžio apskrityje užfiksuotas vienas leptospirozės atvejis.
Nevėžio pakrantėje kūpsančios upės žolės jau šią savaitę bus išvežtos į žaliųjų atliekų aikštelę. Jų išpjovimas, sako miesto savivaldybės ekologijos skyriaus vedėja, dalis Nevėžio upės tvarkymo darbų, kurių visuma sudaro strateginio investicinio projekto tikslą. Pradėjom šiek tiek tvarkyti, tai tiksliau pasakius gavom šiek tiek paramos ir pradėjom valyti dumblą iš Nevėžio upės, nes tikrai yra užsinešę tuo dumblu, kuris būdavo užterštas dar iš galvaninę technologiją turėjusių įmonių, dar kada buvo pramoninis miestas ir daugelis galvanikos įmonių neturėjo savo vietinių nuotekų valytuvų. Pirmiausia, ką mes išvalėm, tai nuo Biliūno gatvės iki Maudyklų gatvės. Čia buvo prieš porą metų, tačiau pagal strateginių projektų paramos reikalavimus dar 5 metų. Po to, kada yra įgyvendinamas projektas, tą atkarpą reikia prižiūrėti. Būtent turi būti išpjaunamos žolės iš vandens. Na ir ką mes šiemet sugebėjom padaryti, tai nupirkom rangovą arba viešųjų konkurso būdų buvo parinktas rangovas ir jam buvo suformuluota užduotis, tai išpjauti augmeniją iš Nevėžio upės, toje atkarpoje tai yra nuo Biliūno iki Maudyklų gatvės. Reikalaujama, sako Zita Tverkutė, kad žolės būtų nupjautos paliekant nedaugiau kaip 10 cm, kadangi pagal dumblo paviršių jų visiškai nuskusti neįmanoma. Pagal šią paramos programą, pabrėžiama, savivaldybė savuosius įsipareigojimus įvykdė. Tačiau nuogąstaujama dėl kito, taip pat investicinio strateginio projekto įgyvendinimo galimybių. Tai yra Nevėžio upės dumblo iškėlimas vėlgi nuo Maudyklų gatvės pradedant ir ateinant iki Stoties gatvės tilto. Parama yra paskirta ir projektas yra įvertintas, tačiau tiesiog nežinau net kaip aiškinti, kaip galima, sakykime, vos ne metai laiko praėjo, kada negalima nupirkti rangovo. Nėra parinktas rangovas ir projekto įgyvendinimo laikas tęsiasi, kadangi pagal projekto įgyvendinimo specifika tai yra pakankamai laiką imlus projektas, kadangi vien tik iškeltas dumblas iš Nevėžio upės, jisai nusausėjimui jo reikalinga vos ne metų, todėl kad jeigu iškelsi dumblą rudenį arba pavasarį, jisai natūraliai turi atgal tas dumblas nusausėti, kada nubėga dalis vandens atgal į upę, kita dalis dumblo kaupykloje turi būti atviroj talpykloj, žinoma, ir prilyja kartais, bet jisai turi nusausėti iki tokios kondicijos, kada galima padaryti tyrimus. Ir pagal sunkių metalų kiekius tada yra sprendžiam, kaip utilizuoti tą dumblą. Taip, kad beveik metų laiko reikia, kad dumblas nusausėtų iki jo utilizavimo ir praktiškai dumblo iškelimo darbam lieka laiko vis mažiau ir mažiau. Ir nežinau, tiesiog labai bus negražu, jeigu nesugebėsim nusipirkti rangos darbų ir lėšas, kurios skirtos ir įvertinus šitą paramą, paskirtos lėšos, jeigu jas reikės atgal grąžinti aplinkos ministerijai. Vis dėlto džiaugiamasi, jog sklandžiai vyksta dar vienas strateginis investicinis projektas – buvusių filtracijos laukų Molainiuose sutvarkymas. Pasirašius sutartį su rangovu, darbus ketinama pradėti nedelsiant. Spalio 8-ąją, taip vadinamame antrajame Babilone, sunkiaatlečiai po ilgos 4 metų pertraukos rengia Lietuvos čempionatą. Čia dalyvaus patys stipriausi Lietuvos sunkiaatlečiai iš 12 miestų bei rajonų ir jų susirinks kažkur 50, gal truputį daugiau, kadangi čia vadinamos finalinės varžybos, kur dalyvauja jau 6-7 žmonės stipriausi kiekvienoje svorio kategorijoje. Iš Lietuvos tokių geresnių sportininkų atvyks pasaulio ir Europos čempionas jaunimo, Aurimas Didžbalis, taip Vincas Šlevinskas dalyvaus dar, reiškia ir Mickevičius, jis kuris laimėjo rovime neseniai vykusiame Europos jaunimo čempionate iki 23 metų rovimo veiksme 3 vietą. Reiškia ir daugelis ten kitų. Aktyviai dalyvauti sunkiosios atletikos klubo Jėga vadovo teigimu ketina ir panevėžiečiai. Šių metų jaunimo čempionas Ernestas Čirgelis, vicečempionas Dovydas Sužiedėlis, šiųmetis Europos seniorų žaidynių vicečempionas Gintaras Jakulis. Žiūrovai, tikinama, irgi nebus tik pasyvūs čempionato stebėtojai. Bus spaudimo gulomis varžybos, kas norės galės sudalyvauti, ten vyks registracija, po to
šokėjos jaunosios iš Energym dalyvaus taip pat. Ir dar dalyvaus, reiškia, tokias varžybos bus padarytas štangos kėlimo. Tai yra, kaip sunkiaatlečiai, reiškia, dalyvaus tokias varžybose parodomasi kaip yra. Be to bus dar vienas toks atrakcionas, reiškia, sūrių laikymas ir žiūrovams, ir sportininkams, kurie galės laikyti sūrį, reiškia, tam ištiestomis rankomis kažkiek tai laiko ir kurie daugiausiai palaikys, gaus prizą sūrių. Taigi šeštadienį sunkiaatlečiai pasiryžę panevėžiečiams ir miesto svečiams dovanoti aibę gerų emocijų. Taip pat ir atminimo dovanų, kuriomis anot Gintauto Čeponio jau pasirūpinta.